Šiaip pagal viską, tai jis tavęs turėtų saugoti, a ne? Nu taip? Nu, tai turėtume irgi fūrą nunešti. Aš bandysiu lietuviškai per varžybas. Žaltys, rūpus miltai, kad tave gegutė užkukuotų. Žinai tokį? Būtų su ašaru, matysiu. Ne, aš stengsiuos, nes neverti. Stengsiuos. Gali, laimės. Stengsiuos. Labą dieną. Sumažinot vienu, dabar tik vienas ateini jau. Nu, Skriausit šiandien, tikiuosi, labai šventį. Du pirmus du kėlinius, ne? Negrįžau, sakau, turiu džiugią naujieną, turėsim didelę garbę, bus marškinėlį pakelti, o jinai sakė, pagaliau. Tai va, jau čia mėgojau valandą, kiek minčių, kiek netgi perbėgo turbūt visi mano sezonai Šiauliuose, žinau. Ir aš turėjau du pasirinkimus, ten galėjau dar į kitą komandą eit, bet mane paskatino, kad treneris Sereika čia buvo, o Bižų ten Kriaučiūnas toks buvo direktorius sporto mokyklos, jis man tiesiog patarė, kad sako, čia Šiauliai geras treneris, sako, yra šansų tobulėti, vis nieks neapgaus, nu, pasitikėjau paprasčiausiai. Labai mane gerai priėmė, aš čia tiesiog mane padrasindavau, tu mes, laisvas, tu mes, tiesiog per varžybas girdėdavau, gauni pasą laisvas ir reikia, mesk. Aš turiu pasiūlymą į Sakalus galiu važiuoti, tą patį Kalnapilį galiu grįžti ir turiu Šiaulių pasiūlymą. Tai Šiaulių pasiūlymas buvo, sakykime, ne 50–40% mažesnis negu Sakalų ar Kalnapilio tada buvo. Ir aš pasirinkau Šiaulius tik dėl to, kad buvo Sereika treneris. Man patarė žinoma, kad aš čia galiu kažką išmokti. Aš jau čia buvau už tų maksimaliai įvykdančių užduotis. Man pasakydavo Sereika, turi tai padaryti. Ir padarai. Mažų skirtumai yra lygiai toks pat pralaimėjimas, kaip ir triuškinančių skirtumų. Vaidas Pauliukėnas, man atrodo, Vaidas Pauliukėnas vakar matė. Mėgdavau kalti iš viršaus, žinau. Ypač per didelį žmonės. Aš matydavau tikslą. O kas ten iki to tikslo man nelabai rūpėdavo. Noras yra pats svarbiausias dalykas. Tu gali nežinoti taisyklių, bet jeigu tu labai norėsi, tu pasieksi, tu padarysi. Aš buvau emocionalus žaidėjas. Yra žaidėjai, kurie tokie, sakykime, nekontaktiniai, tritaškis įmes. Aš buvau iš tų, kur lipdavau per galvas ir man tai patiko. Tai aš to mėgaujuosi. Ypač Tauro salė, kai būdavo pilna salė, tai šiurpai bėgdavo per kūną. Ten viskas buvo labai suspausta, labai arti ir tu pasimdavai iš žiūrovo viską. Tai tave ir motyvuoja, ir tau sukyla adrenalinas, manau, ir dasideda jėgų. Nes kiekviena gera emocija prisideda prie tavo sekančio epizodo. Ir sudėtinga yra atiduoti viską, kai nėra to tokio užnugario, nėra to palaikymo. Nes visi žinom, kad žaidžiam krepšinį dėl žiūrovų. Šiauliai tuo metu išlaikydom pastovų branduolį, sutikim. Mes 6–7 žaidėjus pasilikdom tos pačius. Tai yra ant kiek yra tas svarbus dalykas, kad tu jau žinai iš žvilgsnio. Čia yra tarpusio supratimas, kur treneriui yra labai sudėtinga įskiepyti komandai tą bent jau 3 žmonių supratimą iš akies mirksnio. Tai mes žiauriai gerai suprasdami vienas kitą, čia buvo didžiulis pliusas. Tai dėl to ir buvo tos 8 bronzos. Jūs matote įbėgančius į Šiaulių komandos krepšinio areną sirgalius. Netrukus matysite, kaip ant jų rankų sibos visi Šiaulių komandos krepšininkai, taip pat ir jų treneris Ramūnas Budotas. Pirmą medalį, kai iškovojom bronzos, galbūt 3 dienas paminėjau. Ačiū skanduoja Šiaulių komandos aistruoliai visiems Šiaulių komandos žaidėjams. Mes po bronzos, amžinatis Mikšys Armalas, klubas mums padovanojo kelionę visai komandai su antrom pusėm į Paryžių. Įsivaizduojat, su autobusu. Savaitį laiko. Įsivaizduojat, koks kaifas buvo. Tai vat, kaip pagauti tą bangą, tai čia yra esminis dalykas. Reikia to atspirties taško. Reikia turėti labai gerą sezoną ir kad eitumėm į priekį.
sako? Kas sako? Taip. Kas? Komanda. Šiauliai ar komanda? Komanda. Šiauliai. Ant dviejų kojų sustosi ir matysi, ką daryti. Ar naudot driblingą ar ne. Mano visas gyvenimas yra krepšinis. Netgi kai dar Biržuose žaidžiau, žinojau tiksliai, kad baigęs krepšinio karjerą, kad aš norėsiu būti treneriu. Ant Sauliako reiks sužaisti, įsimetė trajeką, įmes davė. Dabar aš kaip prašau. Va čia gerai. Taip. Mano planas buvo žaisti iki 35 metų, bet susidėliojo viskas kitaip pagal traumus ir daktarai pasakė, kad nebegalėjau profesionaliai sportuoti, tai reiškia, kad turėjau viską baigti. Tai buvo galvoj žiauri sumaištis, turėjau psichologo pagalbos reikėjo, nes dingo žemė iš po kojų. Tu esi krepšininkas ir bam, viskas baigėsi. Žinot, kaip yra sudėtinga gyvenime. Išsikeitei su Francisko, stengis, kad eitų į kairiais, ne į dešiniais. Dešinė labai geras. Ir laikyk atstumą kairėje, da mes kairėje. Klubas suteikė galimybę mokintis trenerio profesijos. Tai labai gerai, kad tapau Sereikos asistentu. Ir mane išmokino Sereiką žaisti krepšinį, išmokino būti treneriu. Tai va, ačiū jam. Man geriau sekasi treniruoti, ne? Taip. Negu tam. Atrodo, kad yra labai paprasta, sakykim taip. Labai gerai man. Aš žaidžiau krepšinį, tapau asistentu ir man atrodo, kad žaidėjim pertikti visą žinią yra labai paprasta. Nu, taip, pasakysiu taip, taip, taip ir viskas padarys. Ir pasupras, kad tai nėra paprasta. Tai va toks pasikeitimas. Ei, Dariau, galva 3 žaisim, paprastai galva 3. Kai aš likau vyr treneriu, tai labai sunkus metai buvo ne tik man, visam klubui. Tai visi žinom, kad buvo tų skandalų ir tų FNTT tyrimų. Ir mane palėtė, ir pas mane kratų buvo, ieškojo pinigų. Tai sudėtingi metai buvo, ir algų nemokėjom, ir pats negavau, žaidėjai negavo daug mėnesių. Tie metai, sakykime, buvo išgyventi arba mirti. Tai klubas išgyveno, tai dėl to jis ir gyvuoja. Galėčiau gailėtis dėl to, kad likau Šiauliuose, buvo finansinės, bet mane tie metai sustiprino kaip asmenybė, sakykime. Tu susidėlioji prioritetus gyvenime, kad būna ir taip. Džiaugiuosi, kad ir nekeiščiau nieko, kad aš pasirinkau tokį kelią, dėl ko nesigailiu ir neturėčiau gailėtis. Tai džiaugiuosi to. Garsiau, ponas ir ponai, jos pirmais, plojimais pakilkite iš savo vietų ir sutikite Valdas Pauliukėnas. Nepradėk verkti, būk vyras. Stengsiuos. Visą gyvenimą. Oi, dabar. Aš verksiu, ne. Reikia nufilmuoti, kad greitai pasilikti. Kas parvežė iš Biržų tave? Laikykis. Tokio kovotojo, tokio darbininko aikštelėje Šiaulių komandoje daugiau nebuvo, tegu neįsižeidžia kiti. Pirmoji eilėje tai yra didžiulė garbė man ir mano šeimai. Ačiū šių metų Šiaulių krepšinio organizacijai už tokį pagerbimą. Norėčiau padėkoti taip pat savo artimiesiems, žmonai Jurgitai, dukrai Urtai, kad su manim buvo ir tose sunkiose akimirkose. Taip pat noriu padėkoti Audriui Munkui, Algirdui Kriaučiūnui iš Biržų, mano pirmiem treneriam. Taip pat Adomui Klimavičiui, kuris mane atvežė Šiaulius, patikėjo manim. Treneris Sereikai už geras pamokas, ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir gyvenime. Visiems jums žiūrovai, Šiaulių fanam, visi, kas palaiko krepšinį. Taip kad ačiū jums, kad mylit krepšinį, kad palaikot. Ir turiu vieną prašymą, ne savo, kadangi esu 10 metų aktyvus kraujo donoras ir atėjo vasara, labai trūksta kraujo. Palaikykim viens kitą, paaukokim, tai nieko nekainuoja. Šiauliai šviečia.
Smagu, geras jausmas, šiurpuliukai bėgo per kūną, širdis virpėjo. Tai yra garbė šeimai. Gaila, amžinatilsį tėvukas nematė mano, nes jis irgi buvo mano fanas numeris 1, bet mama pamatė šiaip. Agir, prametėm 12 baudų. Tavo atsakymas. 12 baudų. Davai. Su marškinėliais, Ačiū. fainas. Pagaliau. Eik, baisiai, kiek reikia laukti. Ne? Ilgai jo, bet nieko, fainai. Dabar gali išvažiuoti. Davai, sveikin dar kartą. Nusipelnei. Davai, būk čempionas. Markeris. Kur markeris tavo? Turi. Bet gražiai, taip, kad man ant sienos būtų, gražiai.